Tai yra vienas didžiausių, aš sakyčiau, festivalių Lietuvoje ir mes taip irgi drąsiai netgi galime pasakyti, kad tai yra visų Lietuvos festivalių tėvas, nes nuo Pažaislio muzikos festivalio iš tikrųjų prasidėjo tų festivalių era ir dabar jų labai daug ir gausų Lietuvoje yra, tai prasidėjo viskas nuo 96 metais, tai šiemet mes šventėme jau 27-ąjį sezoną ir iš tikrųjų, turint tokį fantastišką architektūros ansamblį, tokį perlą Kaune, nesurengti ir jo neišnaudoti ir neatverti kažkuria tai prasme visuomeniai, tai būtų buvęs tikrai nusikaltimas, taip jau drąsiai, jeigu pasakyčiau. Tai yra muzikos festivalis, tai jame turi atsispindėti įvairūs muzikiniai žanrai. Aišku, daugiausia klasikinė muzika, bet man norisi kad skambėtų ir džiazas, ir pasaulio muzika kažkokia, ir mes ypatingą reikšmę ir edukaciniai veiklai skiriame, nes labai svarbu yra užsiauginti savo klausytojam. Ir kad ta klasikinė muzika, kad apskritai muzika būtų kaip kasdienybė, kad tai būtų ne kažkokia, nežinau, prabanga, o kad tai būtų tiesiog, kasdienis poreikis žmonėms vaikščioti į koncertus ir kad ta kultūra, lydėtų kasdieną, kad tai būtų toksai, sakykime, neatsiejamas gyvenimo dalykas. Kaip atlikėjas aš jau pradėjau, dalyvauti festivalyje, dar studijuodamas pats, tai jeigu dabar jau praeitą vasarą buvo 27-asis festivalio, sezonas, tai galima sakyti, aš praktiškai nuo pat pradžios ir pradėjau, nes aš pats skaičiuoju 20 metus savo kūrybinės veiklos ir, mes taip kažkaip susidraugavom su festivaliu ir, aš vis mestelėdavau vis įvairių tokių idėjų, ką aš norėčiau padainuoti, pavyzdžiui, atliekam vieną ar kitą kūrinį ir tada aš pasikviesdavau dar ir savo kolegų iš užsienio, kai pradėjau savo karjerą vakaruose, Tai jų tas pakvietimas manęs, tapti meno vadovu nebuvo toksai visai netikėtas. Jis tai buvo labai didelis siurprizas man prieš keletą metų, nes niekada aš nedirbau kažkokio vadovaujančio darbo, visuomet, kaip aš sakau, buvau atsakingas tik už patį save. Ir man buvo toks iššūkis, nes reikėjo, pagalvoti, kaip man pavyks suderinti savo paties karjerą ir vadovauti tokiam festivaliui. Mano atsakymas bus paprasčiausiai, labai lėkštas turbūt, bet pagrindinis dalykas yra finansai, nes čia turbūt jau kiekvienas galėjo numanyti, ką aš atsakysiu, bet iš tikrųjų, nes tų idėjų yra tikrai labai daug ir galima pasikviesti fantastiškiausius atlikėjus ir taip toliau, bet viskas atsiremia. Taip, jeigu aš, pavyzdžiui, pakviečiu savo kolegas, kurie sako, oi, būtinai atvažiuosiu, ar tu kartu dainuosi, taip, tai tada išvis, tai vėlgi tas, toks asmeninės pažintys jos irgi pritraukia, sakykime, tam tikrų atlikėjų į Lietuvą. Bet yra tu negali, pavyzdžiui, imti ir pakviesti Londono simfoninio orkestro, kuris ims ir suvalgys absoliučiai visą festivalio biudžetą. Tai įvairiausių tokių iššūkių. Paskui, aišku, reikia strateguoti, sakykime, tas pačias reklamas, sukurti gražius klipus, pritraukti žiūrovus, tada melstis, kad nelytų, ar kad saulė labai karštai nekaitintų, kai vyksta koncertai lauke. Tai tų tokių iššūkių visokių yra, galų gale paskutinę akimirką kažkas atšaukia, pavyzdžiui, suserga. Tai čia toks, nuolat, tu niekada negali atsipalaiduoti, visuomet, laikai pirštą ant pulso. Aš esu iš tos tokios senosios mokyklos, aš vis dar skaitau knygas popierinės. Man reikia to kvapo, man reikia puslapį praversti, man reikia, pirštą paseilėti, ir kamputį užlenkti, puslapį ir taip toliau. Man rodos, kad vis tiek yra, tokia išliekamoji vertė, nes aš manau, kad yra tikrai labai daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, ir parašo atlikėjo nori, ir laukia po koncerto. Ir tai yra prisiminimas, tai yra festivalio archyvas kažkuria tai prasme. Viską galima šiais laikais rasti skaitmeninėje erdvėje, bet čia vėlgi toks kažkoks inkognito man šiek tiek. Ta skaitmeninė erdvė, jinai tokia, neapčiuopiama.
Ir labai įdomu, pavyzdžiui, bus galbūt kada nors, kai švesime 50 festivalį, sakykime, padaryti gal netgi visų tų programėlių kažkokią retrospektyvinę parodą, pavyzdžiui, kaip keitėsi nuo kažkokio paprasto lankstinuko iki solidžios brošiūros tokios, žodžiu. Tai aš manau, kad, tiesiog išliekamoji vertė galbūt. Ir galų gale ir fotografijos, galų gale ir ne visi moka naudotis dar. Nes reikia irgi atsižvelgti tai, kad mūsų žiūrovų vidutinis amžius yra galbūt vyresni žmonės, kurie galbūt ten nemokės nuskanuoti ten tų barkodų ar ten, žodžiu, kažkaip skaityti. Galų gale galbūt netgi ir pačiam koncerte norisi žmonėms praversti ir pasižiūrėti, dar kartą prisiminti, kas čia koncertuoja, o jau žiūrint į telefoną kažkaip nemandagu tarsi, nes atrodo, kad tu jau ten savo kažkokius Facebookus galbūt skaitai ir taip toliau. Tai daug tokių priežasčių, kurios man rodos yra svarbios, dėl ko mes vis dėlto pasilikome prie tos idėjos, prie spausdintos. Aš manau, kad svarbiausias dalykas yra greičiausiai dizainas, galbūt net yra pati apimtis, galbūt net ir pats, sakykime, formatas. Į visus tos dalykus. Aš nesu profesionalas šitų klausimų, bet aš taip manau, kad tilptų į rankinę, kad visada būtų šalia. Mes, aišku, šalia šitų didžiųjų leidinių turime dar ir mažesnius, kur tokie kaip kalendoriai, sakykime, kada tu gali labai greitai išsitraukti iš rankinės, pasižiūrėti, kas šiandieną vyksta, koks koncertas. Ir kitas dalykas yra, kokybė ir fotografijų kokybė ir tekstai ir taip toliau, žodžiu. Ir aš manau, kad ir rėmėjams labai svarbu yra matomumas, žinomumas. Tai va taip. Ir aš dabar netgi, sakykime, irgi tai pastebėjau savo elgsenoje, kad dalyvaudamas įvairiuose renginiuose, festivaliuose jau kažkaip taip pastebiu, daugiau dėmesio, reiškia, suteikiu, reiškia, kažkokiam spausdintinai literatūrai, ko anksčiau tiesiog, atnešdavo tiesiog į mano persirengimo kambarį, sakykime, festivalio rengėjai leidinį, pavartydavo ir taip toliau. Dabar aš jau kažkaip galbūt daugiau skiriu dėmesio, kaip ten viskas padaryta, kaip ten viduje. Nors tai nėra kaip tiesioginis mano darbas, bet, kaip minėjau, mes esame komanda ir visais klausimais dirbame kartu, iš tikrųjų. Operai tą patį prognozuoja, viskas mirs ir vis nemiršta. Aš manau, kad visuomet bus žmonių, kurie galbūt rinksis naujas technologijas, bet bus žmonių, tokių kaip aš, pavyzdžiui, kurie visuomet rinksis ir spausdintiną knygą, nes man labai gražu turėti fotoalbumą namuose ir aš dažnai juos vartau ir semiuosi įkvėpimo ir sakau, man tai nėra tai, kad tas turėjimas reiškia svarbiausias dalykas, bet vis dėlto, pati, kaip čia pasakyti, kaip ta informacija tave pasiekia. Vienas dalykas telefono ekrane matyti kažkokią informaciją, ar tam mažoj planšetėje, kitas dalykas į kažkokią profesionalią fotografiją ar gerą tekstą, reiškia į tuos elementus žiūrėti gražiai išleistoje knygoje, didelėme formate, kada pirštai mėgaujasi liesdami geros kokybės popierių ir visi tie dalykai, jie man rodos yra, nes čia labai daug elementų kažkokių, rega, lytėjimas, man netgi ir kvapas, sakykime, naujos knygos, ką tik iš spaustuvės. Tai va šitie visi elementai, man rodos, jie niekur neišnyks ir aš manau, kad visuomet bus tikrai turbūt didesnis žmonių skaičius, kurie rinksis, kurie vis dar savo namuose turi ir bibliotekas, knygų lentynas ir kuriem knygos yra tuo pačiu ir puošmena šalia visų kitų funkcijų.